Kai mes girdime šios žodžius, mes visada suprantame, kad tai yra silpna vieta. Ir ją visada mes pavadiname, kad tai jo Achilo kulnas. Nors mūsų Lietuvos krepšinėje buvo labai daug žvaigždžių, tačiau Achilo kulno problema visą laiką buvo. Achilo kulnys pas mus tai buvo aukšto ūgio žaidėjo stoka. Achilas tai narsiausias Achajų karžygis, kuriam dievai lėmė pasaulinę šlovę. Pasakytų šiandien senelis Homeras ir gudriai šyptelėjęs pridurtų. O šito jūsų su meškere, atleiskit, neturėjau garbės pažinti. Ir visai be reikalo imtų prieštarauti profesorius Gomelskis. Jūsų Achilas iš antikos, o mūsiškis iš būsimojo amžiaus. Kauno aerouostas. 86 spalio 19. Naktis 2 valanda. Metas vėlus, vėjas žvarbus, reikia sušilti. Visiems labai gerai pažįstamo sporto komentatorius Хоте Махарадзе. Я очень много репортажей вел в жизни, объявил динамовцев Тбилиси обладателями Кубка европейских стран, объявил Арарата чемпионом, Ленинградский Зенит чемпионом. Но я единственное, о чем сожалею, что сейчас меня не было в Аргентине, чтобы провел бы свой лучший репортаж. Я даю честное слово, что это был бы мой лучший репортаж, и он прошел бы на очень высокой, мажорной, оптимистической, эмоциональной тональности. Через несколько минут ваши дорогие и наши любимые баскетболисты приземлятся на каунасской родной земле. В Грузии очень серьезно генеалоги, социологи, историки занялись этим вопросом. И, наконец, я вчера получил телеграмму, что настоящая фамилия Арвидаса Сабониса Арно Сабонадзе. Так что я своего земляка жду сейчас в аэропорту. Štai tarpkontinentinė Džonso taurė iš Argentinos. Aukštesnio apdovanojimo krepšinio klubiniai komandai pasaulyje nėra. O lygiai prieš pusmetį buvo ir kita taurė, be kurios pasakojimui apie tarpkontinentinę būtų kažko vis negana. Europos čempionų taurė. Ta kartą ir uoste jos nelaukime. Važiavome pasimti patys, su lietuviška duona žalgiriečių patriotizmui žadinti. Jų žmonos, artimieji ir kitokie krepšinio specialistai, 35 rinktiniai tautos atstovai, važiavom padėti nugalėti Europą.
Budapeštas. Balandžio 3. Žalgiris Cibona neutralioje aikštėje. Neutralioje. Čia mes, 35 rinktiniai. Padorus ir solidus. Kostiumuoti su kaklariščiais. Ir rimtais vadovais. Čia jie. 6000 sporto rūmuose ir dar tiek laukia už durų. Baisiausia, kad šitam pragariškam jugoslaviškam triukšme kažkur dingo lietuviška duona. Patriotiniams jausmams žadinti. Ne prieš gerą. Rungtinių nematysite. Jos nublanko prieš ją nelemtąją akimirką. Skandalas. 12:02 kėlinio minutė. Įvyko tai, ko labiausiai bijojame. O gal tai provokacija, kurios kryptingai ir atkakliai siekia Cibono žaidėjai ir Jugoslavijos krepšinio aistruolių jūra. Sabonis šalinamas iš aikštės. Šią dramatišką minutę nulėmusią Cibonos pergalę dar ilgai prisimins Lietuva. Kalbės ir rašys, verks ir pyks, kaltins ir smerks, ginčysis. Po šių rungtynių Arvydo tėtis mums guosis. Dar mokinukui sakydavau, grįši vaikų sumuštas, dar nuo manęs gausi, kad neišvengiai dalyvavimo peštynėse. O va, kuo visa tai baigėsi. Viskas per tą duoną, kuri galėjo dingti. Ir kas tą duoną paskutinis laikė. Grįžkim geriau prie taurės, kurią palikom Kauno uoste. Iš skausmo į džiaugsmą. Ir duona po pusmečio atsirado, gal ta pati, gal kita, bet taip skaniai po skrydžio per Atlantą namais kvepinti. Ir teisingai, o tai dings kaip ta duona Budapešte. Šitokios taurės bet kam nepatikėsi. Per brangiai kainavo. Argentinos nefilmavo. Mūsų kaip ir Kote Maharadzės ten nebuvo. Tad pasakoja Zenonas Grigošaitis, jis buvo.
prisimenu tą momentą, kaip Arvydui ištiko tas skaudi nelaimė rungtynėse su Cibona. Visą naktį iki paskutinio momento buvo neaišku, ar mūsų įžymusis centras galės žaisti pagrindinės finalinės rungtynės. Tik prieš išvažiuojant Arvydas atsistojo, pasilankstė ant galų pirštų ir pasakė, aš rungtynės lošiu. Ir kada buvo likę iki rungtynių pabaigos 1 minutė 41 sekundė laiko, treneris Sfero paėmė minutę, man vertėjas išvertė tokius žodžius. Pasakė, draugai, Sabonis lošia su viena koja, jūs jį pastumkite, jūs jį... Niekas nepadėjo. Arvydas sugebėjo pelnyti dar 5 taškus ir pačiai didžiausiai Žalgirio pergaliai to pakako. Jei sakai, dar negreit kelsies. Matai, čia, kaip sako, mes visi baisiai nusgandy. Pamatai, bet tavi, kaip sako, Žalgirio jau duoda kailin, kas tik necingi. Maldaujam, kaip sako Arvydai, kelkis greičiau, ratavok Žalgirį, bet pats jau be tavi nepaskels. Alio. Gydymas duoda teigiamą efektą ir pradėta helioneoninis lazeris pradėtas taikyti. Iki šios dienos gavo 10 seansų lazerio. Dešinys achilas. Iš šios palatos žinios apie Arvydo sveikatos būklę sklido kiekvieną dieną. Po visą Lietuvą, visą šalį. Ir vėl Achilo kulnas. Tik šį kartą jau tiesioginė prasme. Helioneoninio lazerio 4 procedūros, nes kaip buvo nutarta 14 procedūrų. Tai 4 helioneoninio lazerio. Nu tai ką, Arvydai, jau atrodo gydymą įpusėjom. Nepatiko? Jeigu būtum laiku pradėję gydymą, būtų mums užtekę savaitės 3. Ir pirmam mūsų pokalbį sakiau, kad dabar bus tų 3 savaičių maža. Ot ir konsiliumas nutarė, kad tų 3 savaičių stacionarinio gydymo maža ir dar visi apsistojo ties riba dar 2 savaičių stacionarinio gydymo. O po to prasidės reabilitacija. Reabilitacija, kuri užtruks apie mėnesį. Taip, kad Arvydas žais pagal mus gydytojus ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Ar jūs būsite to patenkintas? Ne. Kodėl taip nusprendėt, kad 2 mėnesiai ir niekiek mažiau? Stacionare pabūna dar porą savaitėlių ir tada prasidės gydymas jau, kaip jūs kažkada sakėte, judesėliais, atsargiais, judesėliais. Dobla la pelota a Bracis y este espera que llega. Siempre viene recagado en el ataque. Bracis, el número 4. Y falta personal de Corbalán. Praėjo mėnuo ir prasidėjo planuotoji reabilitacija. Atsargiais judesiukais. Ar tik profesorius Balbinas nebus ką nors pakuždėjęs ispanams? Net dviese saugojo Sabonį, kad jam nieko neatsitiktų reabilitacijos metu. Madrido Realas itin pavojinga kliūtis. Kelyje link taurės, kurios tąsyk neparsivežėm iš Budapešto. Le pican el balón a Larry Sprit, le mete la mano
Domicius y Personal. Personal Domicius. En estos instantes el número 13. Mažytė paslaptis. Arvydas rungtyniauja su žaizdomis traumų vietose. Prieš kelias dienas Minsko turėjo matyti kažkas pasistengė. Hay que jugarle y arriesgar un poquito. Venga, chavales. Pergalė prieš labiausiai tituluotą Europos komandą. O Sabonis atsargiais judesiukais 30 taškų. Jėgas karžygiams dievai gražina, pasakytų senelis Homeras. Nieko panašaus nesutiktų Arvydas senelis. Stiprybę gražina dieduko duona, kuri auga šioje žemėje.